Sveiki visi. Ar galima išmokti mąstyti dialektiškai? Būtent apie tai šiandien bandysim pakalbėti, pasamprotauti. Anksčiau aš jau esu minėjęs, kad dabartinė švietimo sistema deja blokuoja mūsų tokį stichišką, iš dalies vaikišką, natūralų dialektiškumą. Formuoja vienmatį, juodai balto pasaulio paveikslą. Pagal formulę arba. Nors pasaulis surėdytas pagal kitokį algoritmą, būtent ir. Ir viena, ir kita, ir tas, ir anas, ir juoda, ir balta. Ir čia svarbu suvokti, kad toks filosofinis, dialektinis gyvenimo ir pasaulio vaizdas leidžia pamatyti paslėptą, nematomą tikrovę, kurios egzistavimą išpranašavo dar senovės graikai. Pasaulis iš esmės yra sudvejantas. Kaip matomo materialaus pasaulio pagrindą sudaro nematomas pasaulis, tai yra elementarių tokių dalelių pasaulis, taip ir dialektiškai matantis žmogus turėtų pamatyti nematomą, bet esminę gyvenimo pusę. Suprasti, kad už reiškinių pasaulio slepiasi esmių pasaulis, kuris viską ir lemia. Simboliška, kad ir materialistinės filosofinės minties pradininkas Demokritas ir objektyvaus idealizmo filosofijos tėvas Platonas nepriklausomai vienas nuo kito pirmieji įžvelgė šį skirtumą. O vėliau Hėgelis atskleidė visą esmės ir reiškinio dialektiką. Tam, kad nustatyti tikrą bet kuriuo daikto reiškinio esmę ir turinį, reikia įvertinti jį būtent iš dialektinės logikos pozicijų. Šis metodologinis požiūris, šis mąstymo modelis turi savo struktūrą ir susideda iš tokių 5 pagrindinių sudedamųjų. Mąstyti dialektiškai reiškia, pirma, kad reiškinys turi būti išanalizuotas visapusiškai, su visais jo aplinkiniais ryšiais ir santykiais. Pavyzdžiui, kokios nors šeimos krizė gali būti juk nulemta ir nesklandumais darbe, ir visuomeninėmis problemomis, ir probleminiais santykiais su giminaičiais, ir kitom aplinkybėm esančiom už šeimos ribų. Antra, būtina suvokti reiškinio istoriją, jo atsiradimą ir evoliucijos aplinkybės bei eigą. Vėlgi pratęsiant šį pavyzdį, akivaizdu, kad santykių šeimoje gali nulemti ir sutuoktinių tėvai, ir šeimos sukūrimo aplinkybės, vaikų gimimas ir auklėjimas, paveldėta genetika ar paveldėtas turtas ir kiti dalykai. Trečia, visa žmonijos praktika su visais jos vingiais ir epizodais turi būti integruota į šio reiškinio suvokimą, kaip toks tiesos kriterijus. Kaip sakoma, nėra nieko naujo šiame pasaulyje. Panašus dalykai jau buvo kadaise ir buvo atitinkami sprendimai daromi, kuriuos pravartu prisiminti, o ne išradinėti kiekvieną kartą dviratį. Ketvirta, reikia suvokti, kad abstrakčios tiesos nėra. Tiesa visada konkreti ir priklauso nuo istorinių, geografinių, politinių ir kitokių aplinkybių. Aklai atkartoti kokią nors patirtį irgi nereikia. Kiekvienas reiškinys turi savo unikalumą ir tai, kas tinka vienam atvejui, nebūtinai tiks kitam. Nors žinoti kitokią patirtį visada yra naudinga. Penkta. Reikia įvertinti, kaip konkretus reiškinys įsipaišo į bendrą tam tikro vystymosi ciklo tendenciją. Asmeninėme gyvenime būna tokie sėkmės ir nesėkmės periodai, su kuriais kiekvienas, taip sakant, susiduria.
Ir nors tu ką daryk, bet kol vienas ar kitas ciklas nesibaigs, visos pastangos įveikti kažkaip jos būna bergždžios. Visuomenės ir pasaulio vystymasis irgi nulemtas tam tikrų ciklų, apie kuriuos mes jau kalbėjome. Ir veikti prieš vyraujančią tendenciją reiškia plaukti prieš srovę. Bet priklausomai nuo žmonių nusiteikimo kartais tai reikia daryti. Nes kiekvienas ciklas juk brandina savyje ir savo priešingybę, kuri vėliau ar anksčiau pakeis dabar esantį ciklą. Vadovaujantis štai tokią metodologiją ir logiką, pavyzdžiui, ir dabartinis Rusijos-Ukrainos karas, ypač jo priežastis, atrodys kiek kitaip, nei mums nuolat apie jas kalambina oficiozinė propaganda. Pamatyti reiškinio esmę yra sudėtinga užduotis. Ir tuo pačiu metu jinai gana prieinama, dėl to, kad šie du pasauliai, tai yra reiškinių esmių pasauliai, yra tarpusavę susiję. Kaip sakė jau minėtas Hėgelis, esmė reiškiasi, o reiškinys yra esminis. Todėl reikia išmokti juos atskirti, tuo pačiu matyti jų sąsają. Kaip tai padaryti? Būtent mąstyti pagal pateiktą struktūrizuotą tokį modelį. O tam, kad jį įsisavinti, reikia treniruotis. Kiekvienas suvokia, kad palaikant fizinę sveikatą pravartu daryti mankštą, bet mažai kas susimąsto, kad ir protą reikia mankštinti. Be įvairių studijų, bei tekstų, vienas iš tokios protinės dialektinės mankštos metodų yra grinai tokie praktiniai pratimai. Žmogaus mąstymas tai visada toks individualus dalykas. Kaip teigia žinomas filosofas Martinas Heideggeris, mintis tai truputis vienatvės. Pavyzdžiui, dažniau reikia ateiti ant kokio tilto ar ant kranto ir tiesiog žiūrėti į tekančią upę. Į šį žiūrėjimą galima irgi struktūrizuoti savo galvoje pagal 5 tokius dvasinio susikaupimo etapus. Pirmas etapas, galima jį pavadinti nusiraminimas. Tolygi upės tėkmė ramina žmogaus sielą, niveliuoja tokią smulkmenišką gyvenimo bruzdėjimą, subalansuoja žmogaus vidinį pasaulį, sukuria tokią tinkamą filosofinę dvasinę nuotaiką. Supranti, kad visos tavo bėdos ir problemos šiame fone tai tik tuštybių mūgė, nereikšmingi sielos virpesiai, kaip sakoma. Suvoki, kad viskas praeisi ir tu pats. Išliks tik ši galinga ir visiškai bejausmė upė. Ši gamta, kuri yra galutinė ir absoliuti tiesa. Antras toks etapas, tai galima jį pavadinti stebėjimas ir apmąstymas. Stebint nuolatinį tokį tekančio vandens, pakrantės ir supančio kraštovaizdžio metinių pokyčių ritmą, gali kilti mintis apie tai, kad viskas kartojasi šiame gyvenime. Ir tuo pačiu viskas kinta. Gali ateiti pamąstymai apie pastovumą į pokyčių, vienybę šioje vietoje. Iš čia gali kilti mintis, kad jei viskas nuolat keičiasi, tai gal šiuose pokyčiai ir yra tas pastovumas. Galima netyčia prisiminti vėlgi Heraklitą su jo teiginiu, kad negalima 2 kartus įbristi į tą pačią upę. Tuo pačiu metu galima padaryti ir nuviliančią tokią išvadą, kad nors viskas teka, bet niekas iš esmės nesikeičia, kad žmogus, nepaisant visko, vis dėlto bando ir 2 ir 3 kartus įžengti į tą pačią upę. Kad jis nieko iš to gyvenimo nepasimoko. Ir nuolat kartoja tas pačias gyvenimiškas klaidas. Ir nieko čia naujo nėra. Trečias etapas, galima jį pavadinti palyginimas.
Išvaizdinga tokia upės vaga, jos didingas natūralus abejingumas, išorinio gyvenimo mirgėjimui sukuria žmogaus sieloje jausmą ir supratimą apie visišką supančio pasaulio svetimumą, konkretaus žmogaus problemams. Gamtos ir žmogaus, kūno į sielos sąsajos, jų priešingybė ir tuo pačiu, kad jos neatskirime, tos priešingybės viena nuo kitos. Sukuria tokią jausmą ir supratimą apie jų sisteminę visumą. Ketvirtas etapas – įsigilinimas. Visą tai verčia susimastyti apie tokį bėgantį laiką, ypač apie žmogaus gyvenimo laikinumą begalinės gamtos didybės fone. Gal bus prisimintas ir Bulgakovo Volandas iš jo romano Meistras ir Margarita su Volando teorija staigaus mirtingumo. Galima suvokti, kad ir tavo pelenus kada nors ir gal net būtent šios upės tėkmė nusineš į amžinybę. Na ir penktas etapas – refleksija. Upės fenomenas padeda suvokti, kad paviršinių tokių bangų, su kurių priežastis yra nematomos giluminės povandeninės srovės, o ne išorinė oro bei kitų sąlygų įtaka, nors ir tai turi reikšmę. Tai gali sukelti mintis apie savo paties gyvenimą, visus jo posūkius, spąstus, vingius, jų priežastis, priversti susimastyti apie skirtingų gyvenimo situacijų pasekmes. Galiausiai filosofinių tokių apmąstymų tema gali tapti pagrindiniai būties klausimai. Tai yra mūsų supantis pasaulis, žmogaus vieta jame, gyvenimas ir mirtis, erdvė ir laikas, būtinybė, atsitiktinumas, laisvė ir valia, gyvenimo prasmė, beprasmybė bei kitos tokios porinės dialektinės kategorijos. Žmogaus į socialinio gyvenimo upė teka ramiai ir didingai, arba priešingai, audringai ir greitai. Gyvenimo eiga gali pakeisti tik koks nors toks nestandartinis natūralus įvykis ar išorinių jėgų įsikišimas. Arba koks nors toks pasionarinis vidinės aistringos tokios energijos antplūdis. Vietoj upės galima, žinoma, žiūrėti į kokį nors kitą gamtos reiškinį, ten jūrą, kalnus, žvaigždės, debesis, medį ir taip toliau. Kiekvienas gamtos reiškinys tai be galo dialektiškas objektas. Jame galima pastebėti ir priešingybės, ir kiekybinius bei kokybinius pokyčius, tendencijas, ritmus bei ciklus ir panašiai. Tik reikia, žinoma, gerai, giliai įsižiūrėti, įsijausti, įsisąmoninti, bei nuteikti save tinkamai egzistenciniai tokiai būsenai. Ir gal atsiminti senas kaip šis pasaulis tendencijas. Viskas teka, viskas keičiasi arba viskas praeina, praeis ir tavo rūpesčiai. Bet visais atvejais pravartu prisiminti šį 5 etapų mąstymo proceso struktūrą. Nors žinoma, kiekvieno etapo turinys gali būti vis kitoks. Pradinė filosofija juk taip ir buvo vadinama natūrfilosofija, tai yra gamtos filosofija. Visa tai kelia klausimą, ar toks filosofinis dialektinis mąstymas yra praktiškai veiklus dalykas, ar tai tik praktiško tokio neveiklumo pateisinimas. Dialektinis atsakymas į šį gyvenimo klausimą yra toks. Veikla tai veiksmai tikslui pasiekti. Ar gali turėti tikslą pats be jokio tikslo egzistuojantis kosmosas? Akivaizdus atsakymas, kad ne. Tuomet kokia yra žmogaus veiksmų prasmė? Atsakymas vėlgi yra toks. Žmogiškosios veiklos prasmė yra suteikti beprasmiai, betiksliai būčiai prasmę ir tikslą.
beprasmybė žlunga nuo prasmės. Tai reiškia, kad žmogaus gyvenimo tikslas ir prasmė yra konfliktas būtent su ta beprasme visata. Kosmosas iš principo yra nežmoniškas bei antižmogiškas. Ir tai yra pats siaubingiausias turbūt absurdas ir neteisybė. Žmogus visą laiką stengiasi šią neteisybę įveikti. Jis, kaip teigia Alberas Kamiu, nuolat maištauja prieš panašų gyvenimo absurdą. Jo gyvenimas tik akimirka amžinos visatos akivaizdoje. Ar tai ne absurdo absurdas? Ir tame, kad šiame konflikte būtų bet menkiausia galimybė kažkaip užsikabinti už amžinybės, kiekvienas žmogus sielos gilumoje to norom, nenorom siekia. Įvaldęs dialektiką žmogus turi kažką pakeisti šiame pasaulyje. Taigi ir savyje. Bet savęs nepakeisi, nepakeitęs pasaulio, kurio dalimi mes esame. Pasikeitusi visumai keičiasi jos dalis. Kita vertus, dideli pokyčiai dažnai prasideda nuo mažų. Pakitusių elementų kiekybė keičia galų gale ir sisteminę kokybę. Ir vienu ir kitu atveju pokyčiams reikalingi tokie materialiniai svertai. Nes minties jėga galima viską keisti tik filmuose apie Harry Potterį. Bet čia svarbus yra toks specifinis dialektinis momentas. Vienas tarybinis kareivis, tikriausiai filosofiškai išprūsęs, 1945 metais karo sugriautame ir išlaisvintame nuo nacių Königsberge ant Kanto kapo užrašė: ar dabar supranti, kad pasaulis yra materialus? Ir tam, kad ant mūsų pasaulio griuvėsių kažkas neužrašytų kažko panašaus, reikia šį materialinį pasaulį tinkamai sudvasinti. Ir šioje vietoje kaip tik idealizmas tampa materializmu, materializmas idealizmu. Tokia čia štai dialektika. Ir tik tokioje dialektinėje perspektyvoje žmogus gali keisti realų gyvenimą. Kokios gi išvados iš šios laidos? Pirma. Dialektinį mąstymą reikia ugdyti pasitelkus praktinius protinius pratimus. Tinkamiausias tokių pratimų objektas tai įvairūs gamtos reiškiniai. Antra. Egzistuoja 5 sudedamųjų dialektinio mąstymo modelis ir 5 filosofinės dialektinės minties brandimo etapai. Ir trečia. Žmogaus kova su gyvenimo absurdu reikalauja idealizmo ir materializmo dialektikos suvokimo. Taigi visiems linkiu dialektiško mąstymo ir pozityvaus gyvenimo.